Idėja iš tikrųjų nekilo, o Marius su Tomu prieš tai mūsų ekipažas Geros dovanos sekantis atvažiavo ir pasakė, kad yra tokia galimybė važiuoti. O svajonę tai turėjau iš tikrųjų nuo, nežinau, gal nuo vaikystės sudalyvauti Paryžius Dakaras ir niekada galvojau, kad neįsigyvendins, o pasirodo galbūt netgi ir įmanoma. Bet toks kuriozas netgi vyko, iš tikrųjų prieš savaitę švenčiau gimtadienį ir 30 proga, mama ten dar linkėdama, va čia tau linkiu kažkada išpildyti svajonę, sudalyvauti Paryžius Dakaras ralyje, bla 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 bla. Ir po savaitės atvažiavo Marius su Tomu, sako, nu mes važiuojam į Afriką. Sako, atsargiai svajonės pildosi. Atvirai? Mes nesiruošiam. Ne, iš tikrųjų tai ruošiamės ir psichologiškai, bandom skaityti knygas ir taip toliau. O techniškai komanda padeda paruošti Marius su Tomu, mūsų partnerį Geko Motosport. Galima sakyti, kad ir sunkiai ir lengvai, nežinau. Šiaip atrodo gerai. Fiziškai pasiruošimas vyksta. Jo, fiziškai, reikia ištvermės, kiek, sakykime, tenais tos visos road knygos rašo apie šitą ralį, tai svarbiausia yra kofeino tabletės ir nemiga, o su tuo problemų neturim, tai kažkaip visa kita turėtų būti gerai. Vėl teisybė. Nebuvo. Ar buvo? Kaip visuomet iššūkis yra finansai, pirmas, antras dalykas laikas, nes reikia suderinti su darbais. O daugiau tai, galbūt psichologiniai tokie, kad tikrai ilgas laikotarpis, kitos kalbos, nes turim pasiruošti visiems ten visokiem. Prancūziškai nemokam? Jo, prancūzų reikia bent jau žodinėlio, o mes ten tikrai nemokam, tai va tas galbūt. Ir, kaip ir tenais rašo būtent tas pats ralio prašymas, tai kad paskutiniam dienom pasiruoškit stresui ir jeigu ką, prieš naktį jūs pakajonsiu, tai šiaip darysim. Tai, žodžiu, nusiteikia labai labai stipriai ir rimtai, man atrodo viskas bus gerai. Kol kas žaismingai viskas eina, o kaip bus? Gyvenimas parodys. Jo. Iš tikrųjų, dvi komandos, Super Prezentai ir Gera dovana. Šiaip abi lietuviškos komandos, tik tais po skirtingom vėliavom. Važiuoja į nuostabų ralį Budapeštas Bamako nuo sausio 25 iki vasario 13 ir stengsimės nenuvilti savo komandos, savo draugų, įmonės draugų ir taip toliau. Ir tikimės, iš tikrųjų, tai labiausiai tai tikimės jį pravažiuoti, nes čia laimėtojų nebus ir jų nereikia, svarbiausia pravažiuoti ir mums didžiulės sėkmės. Budapest Bamako, it's a great African run, and actually Super Presente, there is a second team in Poland that participates in this run. First of all, this is a charity run, and it's way longer than Paris Dakar, and we actually proud to be one team of many of them. There is going to be 160 teams around the world, and Super Presente gonna be participating over there, and we're gonna try not to disappoint our company, ourselves, and Poland, of course. So good luck for us to that, and follow us from January 25th till February 13th. Good.